Labas visiems, smagu vėl pasisveikinti. Ir truputį pakalbėsiu apie pajamų draudimą. Vis dar daugumai žmonių, ne daugumai, bet tikrai nemažai daliai žmonių tai yra naujiena. Tai yra kažkas neaiškaus ir naujo ir nelabai suprantama. Kas tas pajamų draudimas, kaip tai veikia, iš kur, kas, kaip. Ne? Tai viskas labai paprasta, nors turi daugybę taisyklių, kurias privalu žinoti, reikia žinoti. Ne? Tai pajamų draudimą mes galim turėti tam, kad apsaugotumėm savo atlyginimą. Ne? Kai mes sergam, negalim dirbti dėl ligos arba nelaimingą įvykį, pajamų draudimas mok mum apdraustą pinigėlių sumą. Ne? Yra įvairių variantų, kiek ilgai arba kada jau pradės mokėti. Tai čia kalbam su kiekvienu individualiai. Bet pajamų draudimas Anglijoje yra vienas populiariausių, vien todėl, kad išgyventi 100 svarų, ką gauni iš valstybės, tai yra kosmosas. Aš nežinau, kaip tą reiktų padaryti, iš tikrųjų, sąžiningai sakau, nežinau. Kai iš tikrųjų morgvičiaus įmokas arba namo nuomos kaina yra tikrai didesnė negu kad tu gauni tą valstybinę išmoką, kurią mok per darbdavį. Ne? Jeigu esat self-employed, dirbat ant savęs, savo versle, tai tos išmokos iš vis jos nėra. Ne? Tai pajamų draudimas gali apsaugoti jūsų pajamas. Taip tinka ir įdarbintiem, ir su 0 valandų kontraktais. Tinka žmonėm, kurie dirba agentūrose. Tokį draudimą gali turėti ir self-employedai, LTD savininkai. Ne? Yra įvairių dalykų, apie ką mes pakalbam su kiekvienu. Netgi ir labai sunkiai sergantis vis tiek gali turėti tą draudimą. Faktas tada jau tokiem būna išbraukimų, iš sąlygų pakeitimų labai daug draudime, ne? Tai gaila, bet kartais viena iš opcijų irgi būna garantuotas pajamų draudimas, kurį aš turiu ir mano klientai gali turėti jie. Ne? Kodėl pradėjau kalbėti apie pajamų draudimą? Todėl, kad tik ką turėjau pokalbį su telefonu su žmogum ir vien dėl nežinojimo. Iš tikrųjų, vien dėl nežinojimo žmogus dabar negali turėti jo, nes man paskambino ir sako, aš jau dabar išėjau biletenį, turiu siknautą, noriu apsidrausti. Nebus. Negalėsi nieko padaryti tokiu atveju ir draudimai niekaip atbulinė data nesidaro, niekaip čia, kad ir ką prašysit, kad ir kaip norėsit, niekaip, nei pameluosi, nei sužaisi, nei kažką padarysi, nėra kaip, ne? Tai kai jau esat biletenė, tai jau sakau, kad per vėlų ir kai pasveiks, kai baigsis biletenis, kai išeis į darbą žmogus ir padirbs bent kelis mėnesiukus, tada galėsim padaryti draudimą. Bet kol biletenė, tai aš nieko negaliu. Kodėl labai dažnai tą girdit iš manęs, nelaukiu, kol bus per vėlų. Ir tas tiesa, kai susilaukiam jau tos dienos, kai esam biletenė, kai susilaukiam tos dienos, kai kažkas nutiko, susirgom, nukritom, sulūžo ir bet kas, ne, kai apriboj mūsų galimybės dirbti, tada reikia kažką daryti, ne, ir tada dažniausiai būn per vėlų. Tai nelaukit to per vėlų ir pagalvokit apie pajamų draudimą jau dabar. Taip, kad pajamų draudimas iš tikrųjų apsaugo mūsų pajamas, kad mes galėtumėm sumokėti nuomą, kad mes galėtumėm sumokėti morgvičiaus įmokas, kad galėtumėm gyventi tokį pat gyvenimą, ką mes gyvenom dirbant. Ne? Tai pajamų draudimas jis niekaip nėra padarytas tam, kad mes uždirbtumėm kažkokius tai ekstra pinigus, tikrai ne. Jis yra tam, kad žmogus išlaikytų savo pragyvenimo lygį tam pačiam lygyje iki susirgimo. Ir dabar, kai jau jis serga. Ne? Tai vienas populiariausių draudimų, taip, bet ir daugiausiai taisyklių, suvaržymų, sąlygų,
kurias privalu žinoti ir tikrinti ir domėtis. Ne? Tai nepraleiskit šitos informacijos. Jeigu turit pajamų draudimą, pasitikslinkit, koks jis konkrečiai, kokia suma konkrečiai drausta. Gal draudimas buvo daryti jau prieš kelis metus ir reiktų peržiūrėti jį, nes jūsų dabartinis atlyginimas yra jau visai kitoks, negu buvo, sakykime, pavyzdžiui, prieš 3, 4 ar daugiau metų. Ne? Taip, draudimo kaina gali skirtis, bet nebūtinai, žiūrint, kas ir kaip padarė jums draudimą. Aną dieną turėjau klientus, kuriems Mortgage Advisoris pasiūlė pajamų draudimą, kurio kaina buvo 74 svarai. Pas mane sistemoje, tiesioginiai sistemoje, kur aš matau tiesioginės draudimo kainas, ne, absoliučiai lygiai tas pats produktas, visiškai tas pats, pati kompanija, sumos, viskas tas pats, pas mane 32. Tai skirtumą jaučiat, realiai kokis didžiulis skirtumas. Tai netgi jeigu mes peržiūrėčiau aš jiems draudimą po kelių metų, jie vis tiek pas mane turėtų pigesnę kainą, tai yra didžiuliai skirtumai. Tai visą laiką sakau, persižiūrėkit. Jeigu bus geresnis variantas, tai tikrai galėsim apkalbėti, kuo jis geresnis ir ar reiktų tai rinktis. Bet jeigu kaina tokia pat, arba, sakykime, sąlygos bus prastesnės, ne, kad ir kaina geresnė, bet sąlygos prastesnės, tada retai, kad aš pasakysiu, kad keiskit. Tikrai retai, nes kad ir kaip bebūtų, dirbant pagal visą FCA įstatyminę bazę, aš negaliu jums pasiūlyti blogesnį variantą, negu kad jūs turite, ne? Tai jeigu aš kažką siūlysiu, tai turės būti tik tais geriau. Bet nebūtinai, kartais užtenka tiesiog peržiūrėti tai, ką jūs turite ir prisiminti, žinoti tiksliai, tai nepraleiskit, nepalikit to šiaip savo, nes tikrai yra buvę variantų, kai žmogus įsivaizdavo, kad yra apdrausta viena suma, didesnė, o iš tikrųjų galutiniam variante tai yra gerokai mažesnė suma apdrausta ir tik tais jau išėjus į kleimą žmogus tą susivokė, tą suprato ir išsiaiškino, nes tiesiog pamiršo, nepatikrina iki galo dokumento arba su advisoriu buvo kalbėta viena suma, bet buvo padaryta visai kita. Tai įvairių tų situacijų būna, ne? Bet tai šitoje vietoje iš tikrųjų tikrinkit, patikrinkit, žinokit, kokie jūsų dokumentai, žinokit, kokie jūsų draudimai padaryti ir kad nelaimės atveju čia ir dabar galėtumėt padaryti kleimą ir išsilaikyti tam pačiam pragyvenimo lygyje, ne, iki susirgimo, iki nelaimės, iki traumos, sakykime, ne, iki ligos. Kai jau nebegali dirbti, jau tada būn per vėlų kažką daryti. Tai sakau, būkit protingi, tikrinkit, kreipkitės, padėsiu, išsiaiškinsim, kur kokie dokumentai ir ką reiškia. Viską sakau, iki turiu sekantį pokalbį. Visą.